Vėl atgijo miesto stadionas. Žiūrovus jį sugrąžino prasidėjusios Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybės. Savaitgalį Nevėžio komanda pirmosiose šios lygos sezono rungtynėse susitiko su Kazlų Rūdos Šilo komanda. Pirmame kėlinyje abi vienuolikė žaidė apylygiai, bet įvarčiai pabiro tik antrame kėlinyje. Pirmasis Nevėžio sąskaitą 2 taškais papildė Aivaras Lyberis, pelnęs įvarčius 58 ir 67 žaidimo minutę. Po kelių minučių taikliai varžovų vartus atakavo Aretas Gėgžna. Kėdainiečiams kiek aprimus, svečiai sėkmingai realizavo 11 metrų baudinį, tačiau tai Nevėžio žaidėjų neišmušė iš vėžių. Dar vieną įvartį rungtynių pabaigoje pelnė Mindaugas Daunoravičius. Nevėžio vyriausiasis treneris Saulius Vertelis džiaugiasi, kad sezono atidarimo proga jo komanda kėdainiečiams padovanojo gražią pergalę, rezultatu 4-1. Tos pirmas rungtynės duoda tokį pasitikėjimą daugiau, kai laimėjom ir rezultatas geras toksai, nors aš prieš tas rungtynės žinojomės Kazlų Rūdą ir kas ten žaidžia, neblogiai ten 5-6 žaidėjai yra, jie stuburą turi tokį, bet kiti žaidėjai biškis turbūt ir silpnesni. Pagal viską turėjo jie pasėsti antrą kėlinį, taip ir įvyko, jie antrą kėlinį biškį pasėdo, mes pasinaudojom top. Ne tik rezultatas 4-1, man ir žaidimas šiandien patiko. Noriu pasveikinti visus sirgalių žiūrovus, kurie atėjo su sezono pradžia ir tikimės, kad stengsimės nenuvilti, kad ateitų žmonės pasižiūrėti ir laimėti. Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybėse iškovota pirmoji pergalė pakėlė ūpą visai Nevėžio komandai. Sezonas prasideda, šventinės nuotaikas, kaip sakoma. Buvom šiandien susikaupę, nes 2 metus iš eilės, kaip sakoma, koja pakišo mums namų varžybas. Anais metais pralaimėjom, užpraeitais, tai stengiamės šiais metais, kad išliptume iš tos duobės. Ar sėkmingas startas jūs įkvėps kitoms kovoms? Tai reikia tikėtis, kad įkvėpsim. Ateityje parodys. Po sėkmingų rungtynių Nevėžio treneris Saulius Vertelis gyrė visą komandą, nes dėl pergalės kovojo kiekvienas aikštėje buvęs žaidėjas. Labai svarus Aivaro Lyberio indėlis. Jis per rungtynes įmušė 2 įvarčius. Taip dar kartą įrodydamas, kad sugeba atsidurti reikiamoje vietoje reikiamų laiku. Nujaučiu gal. Kamuolį gal jaučiu, nežinau. Taip gaunasi. Ko reikia norint įmušti įvarčius? Visko, man atrodo, ir sėkmės, ir komanda, kad padėtų, ir atsidurti ten, kur kamuolys krentant. Visko reikia. Pirmasias Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos Nevėžio rungtynes stebėję žiūrovai sakė nenusivylę reginiu. Šiandien tai jau puikiai sužaidė. Pagal mane geriau neturi būti. Ko palinkėtumėt Nevėžiui šį sezoną? Žais be traumų ir laimėti. Kitas namų rungtynes Nevėžis žais balandžio 20 dieną šeštadienį 16 val. Su Klaipėdos Granito komanda.